Sveiki, su jumis Facebook žaidimų kanalas ir šiandien aš kuriu naują video. Tai yra Facebook žaidimas Malworld. Taigi šiame video aš jums parodysiu savo Malworld rūbinę. Taigi pradėkime. Taigi pirmą parodysiu batus. Jų turiu gan daug, kad kiekvieną dieną galėčiau perrengti vis kitais batais. Štai matome, čia yra visokiausių tipų batų. Ant kulnų, be kulnų, spalvotų, su gėlėm, su visokiais papuošimais. Čia yra visokiausių tipų batų. Kaip matote, tada suknelių taip pat yra visokiausių tipų. Kaip matote, jos apvestos ruda juosta. Tai aš jas laimėjau iš mini žaidimų. Čia taip pat yra ir ilgų, ir trumpų suknelių, su papuošimais, su rankovėm, be rankovių, su priedais, be priedų. Yra, kaip matote, visokiausių suknelių, jų taip pat turiu gan daug, kad kiekvieną dieną galėčiau perrengti vis kitą suknelę. Taigi, kelnių turiu irgi gan pakankamai, kad galėčiau perrengti vis kitom. Čia yra visokiausių tipų spalvotų, nespalvotų, įvairių spalvų, su papuošimais, kaip matote, su judančiom uodegom. Ir galima sakyti visokiausių tipų kelnių. Liemenių. Liemenių neturiu labai daug, jomis beveik nerengiu saulėlės. Sijonėliai. Sijonėlių turiu normaliai, kad galėčiau aprengti savo barbę vis kitais sijonėliais. Kaip matė. Tada maikės. Maikių turiu taip pat labai daug ir jom galiu perrengti vis kitaip saulėlę. Ir, jų yra labai daug. Perukai. Perukų turiu tikrai daug. Ir man kiekvieną dieną išeitų uždėti savo barbei vis naują peruką. Kaip matote, yra ir tokių perukų, yra visokiausių spalvų perukų, yra spalvotų, nespalvotų, yra vienos spalvos, yra kai vaivorykštės. Tada bucai. Jų taip pat neturiu labai daug, nes jais beveik nieko nerengiu. Kaip matote, vos tik beveik 2 lentynos. Maudomosi kostiumėlių turiu tik vieną. Liemenėlių ir apatinių turiu taip pat tik 2. Ir pėdukių turiu tik 2. Gerai. Tada mano rankinės, tašės, rankinės, auskarai, žiedai. Sparnai jų neturiu labai daug, nes kam lėliai sparnų perrengti, tarkim, modeliui, kam reikia sparnų. Galvos papuošalas. Jų turiu gan daug, kad kiekvieną dieną galėčiau perrengti savo lėlę vis kitaip. Ir yra visokiausių, įvairiausių tipų. Galvos papuošalų, jų gan daug. Tašės. Jų yra taip pat daug. Yra visokiausių, yra skėčių, yra mažų tašyčių, kaip matote, yra šluotų, beisbolų, lazdų. Čia kiekviena tašė priklauso kiekvienam modeliui. Auskarai. Auskarų taip pat neturiu aš tiek jau jų daug. Aš pasirenku vieną modelį, kurį galiu išnešioti kelias dienas, po to perrengti kitaip savo barbę. Gerai. Žiedai. Žiedų turiu pakankamai ir turiu gražių, kad uždėčiau savo barbei pagal modelį. Kaip matot, yra visokiausių tipų, yra žirklių, yra spyglių, visokiausių. Akiniai. Akinių neturiu labai daug, nes yra visokiausių tipų akinių, yra gražių, yra nelabai gražių. Diržai. Diržus turiu tik 2, nes jeigu dėčiau diržą prie netinkančio rūbo, mano barbė atrodytų negražiai. Tatuiruotės. Tatuiruočių turiu tik tais 2 puslapius ir savo barbę galiu
kelias dienas iš eilės aprengti vis kitom tatuiruotėm. Vėrinė ant kaklo. Na, jų neturiu tiek jau daug, bet kelias dienas tikrai galėčiau vis kitaip aprengti savo barbę, gal net kelias savaitės. Nu, išeitų kelias savaitės. Apyrankės. Jų nėra taip pat tiek daug, bet manau, kad išeitų keliom savaitėm vis kitaip aprengti savo barbę. Gerai, lūpdažiai ir akių blizgiai. Na, akių blizgių nėra tiek daug, čia jų yra pakankamai, kad galėčiau kiekvieną dieną taip pat padažyti vis kitaip savo barbę. Ir lūpdažiai, taip pat jų nesakau, kad yra labai daug, bet yra visokiausių tipų, yra gražių, yra nelabai man patinkančių. Va, šitas labai gražus lūpdažis. Na gerai. Toliau katinėlių rūbai. Na, kaip matote, katinėlis turi tik tais 3 sukneles, 1 batukus ir 1 kaspinėlį. Tai va, šiandien aš jums parodžiau savo mal vardo rūbinę. Jeigu jums patiko, spauskite like, prenumeruokite mano kanalą, Facebook žaidimų kanalas. Ir susitiksime kitame video, kuris bus lygiai po 3 dienų. Iki.